Sveiki visi. Šiandien kuriam vlogą. Video. Tiesiog galvojam, tiesiog pabandysim gal sukurti vlogą. Ir šiandien nieko ypatingo, tiesiog papasakosim apie savo gyvenimą. Aš lankau krepšinį, jis irgi, bet aš nelankau. Man yra 11 metų, sukako sausio 30, o tau irgi 11, kada tai sukako? 25. Prisimeni. O mėnesį? Birželį. Sau birželis. Taigi, žodžiu, ką galim pasakyti apie save? Kai tu papasakok save. Gerai. Aš lankau krepšinį. Jis lanko. Aš jam sakiau. Žodžiu, ką galima pasakyti, jis nemoka, jis pamiršta, ką mes tarėmės. Žodžiu, Ką mes mėgstam valgyti? ką mes mėgstam valgyti. Aš iš vis nemėgstu valgyti. Kas, šokoladas ir Aš tai burokus. Daržovės, Burokus. iš gėrimų kolų. Burokai, čipsai, kola. Kingai, palangų šuniukai, pristatyti Kingai, savo vardas Kingai, ateisiu prie mūsų atėjęs. Čia mano šuo Kingas, nežinau, ar jis kaip matos, ir dar turime dar vieną mūsų šeimos narį, tai yra katė, kurios vardas Katė. Aš rimtai, žinokit, jinai labai nemėgsta draugauti. Aš alergiškas katai. Tai žodžiu. Ką galime pasveikinti su šitą. Galime pasveikinti su penktadieniu. Nereikia mokyklą. Nereikia mokyklą. Dvi dienas. Mes dar norėtume kažką pasiūlyti iš youtuberių. Kol kas mažai, bet mes žinom daug youtuberių, kurie laisvina. Tai gerai, aš kelis pasakysiu. Yra De Edvinas, Vaidotas, Medija, Tiesai, Simas yra labai gerai. ir dar pilna visokių Simo medijų. Žiūriu, patarsiu važiuoti Fail Army, tikrai verta važiuoti. Fail Army, jūsų nuotaika bloga, pasidarys gera. Tikrai patarčiau. Šiandien net toks neypatingas video, stengsimės, kad jie būtų kuo geresni. Like, subscribe ir aišku, į komentarus patarkite, apie ką kurti video, kiek laiko ir viską kaip toliau. Kas ne blogai. Jo, pasakykite, kas blogai, viską ką toliau. Ir dar mes turime 2 gyvūnus, komentarus, kaip jie vadinasi. Jo, sukurkite jūs jam vardus. Jo, nes iš tikrųjų mes dar turim dar 2 Kingo ir mano katės. Tai jeigu nors kiek duomina šitas video, komentarus rašome ir bandysime spėti. Jeigu laimėtojas, gal mes su juos sieksim, gal net sukursim video vlogą. Kai būsim geresni, bus gerai. Ir viso gero.